Sveiki visi. Važiuojam kempinti. Užkanda prieš stovyklavimo pradžią. Lidlo kibinukai. Rankų darbas svarbiausiai. Vis dar laukiu, kol mus pasponsorins Lidlas. Labai tikiu šitą svajonę savo. O taip tai važiuojam pirmos nakvynės. Žiūrėsim, kaip seksis, ar nesušalsim. Ir stebėkit toliau šitą mūsų kelionę. Tai atvarėm į savo spotą šio savaitgalio. Šiaip labai faina vieta, labai populiari, tai nustebom, kad laisva, bet čia aplink yra nemažai vietų, kur kempinti. Tai vasarą tikrai čia būna 4-5 grupės šitoj teritorijai. Ten toliau dar yra stovyklavičių nemažai. Tai va. Galvoju, medį gal reikės aprišti. Šiukšlės reikės susirinkti. O, čia jų daug? Šakutės visokios sumėtos. Tai dabar galvojam, kur statyti palapinę. Yra du variantai. Yra čia, bet čia yra duobė. Arba yra čia, bet čia yra truputėlį nuolydis. Praeitais metais turėjom įvykį, kad Rita nakties metu vis slidinėjo, nes jai atrodė, kad mes ant nuolydžio miegam. Tai jinai dabar renkasi miegoti duobėj, kad to nebūtų. Bet aš suprantu, kad duobėj per lietų gali būti bėdų. Tai va, aš renkuosi vis dar nuolydį. Tai reikės Rita naktį apkamšyti, kad nenučiuoštų. Tai va. Statom čia jo. Čia bus geriau. Šiandien užmiršom pasiimti vidinės palapinės būtinai. Čia turim tokius 3 maišiukus. Rita labai bijo erkių. Čia yra specialios žolelės, kurių erkės bijo. Na, kaip aš sakau, Rita užsiiminėja kažkokiais spiritizmo seansais. Bet jinai šito dalykų tiki. Tai jeigu tiki, vadinasi, padeda. Tai čia vienas man, vienas Ritai ir mažasis ponui Vinsui. Ir ką traukiam mūsų visą palapinę. Tai dabar pabandysim pasikelti savo stogiuką. Tai 2 pagaliukus dėsim čia ir 2 čia. O. Tai čia vienas taškas. Čia kabinsim šniūrą, įtempsim. Tada pusė darbo atlikta. Dabar reikia šitą
visą nesąmonę išardyti. O šitas, čia dar 2 pagaliukai. Ir čia va mūsų pavėsinė. Aišku, aš galiu tiesiog paimti iš čia ir įtempti ten labai labai toli ir jisai bus va toks va. Jo, ten tam šone reikės įtempti. Tadam! Šitą mūsų palapinės funkciją žiauriai norėjau išbandyti. Būtų gerai susirinkti peilius. Čia būtų galima iš bėdos dar 2 kuoliukus smeigti. Nu, gal ne tokius aukštus, aišku. Dabar bus galima eiti. Ir tas tvarkys palapinę. Reikia pakabinti palapinės vidų. Ir tada eisim kurti laužą ir eisim darytis kažkokį tai užkandį, o vakarienę paliksim dienos pabaigai. Tai paruošiu mūsų miego zoną ir trumpai parodysiu ir papasakosiu, ką mes čia turime. Tai atrodo štai taip. Miegmaišiai yra nuo praeito sezono iš Decathlono, komfortas 0. Šiaip man asmeniškai atrodo, kad turėtų būti koks +10, bet aišku, priklauso, ką tu apsirengi, kokią įrangą turi, tai yra kilimėlius. Pas Vitą yra senas iš Decathlono, pas mane yra dabar atnaujintas į Nature Hike R5,8. Tai įdomu, kokie pojūčiai bus, ar nebus šalta ir taip toliau. Šiaip jaučiasi nuožulnumas, tai galimai naktį slidinėsiu žemyn, bet tikiuosi labai, kad to nebus ir ryte pasidalinsim įspūdžiais.
Biškinė tik praplanavau pralien. Tai šiandien pagrindiniam patiekalui vištienos tokie iešmeliai iš tortilijų. Užmačiau tik tokie žiauriai gerai atrodė. Tai iškart ir tai sakiau, šitas dalykas bus mūsų kitas patiekalas turistaujant. Tai va, pasakysim, pavyko ar ne. Nu, pabandom, atrodo gražiai. Tai pabandykim. Iškepęs? Žiauriai geras. Labai. Vincai, vertinsi? Nu, Vincas irgi sakė, kad neblogai. Šiandien dar turim numatę desertą, kurį gaminsim šiandien, bet ragausim rytoj. Tai vakare darysim tinginį. Nu, kaip vakare. Jau dabar 5:30. Tai pavalgom, pasikūrenom ugnelę, nes jau visiškai nebeturim. Ir eisim daryti tinginę. Pristatyta. Tai einam bandyti gaminti tinginį. Jau yra 7 realiai. Tai va, tai kaip tik mūsų vakarienė, mūsų desertas. Einam išsilydysim sviestą. Bet nebus vakarienė. Nu, likučiai tie, kurie pavalys indą liks. Čia prie arbatos. Einam išsilydysim sviestą. Turim kakavos, turim kondensuoto pieno ir sausainių. Viską, ko reikia. Tai va, 3 pakeliai sausainių pats tas.
aš vis laik tradiciškai kaip ir namuose darant, taip ir čia atsinešu arba pasiimu 4. Ir ką tik turėjom pirmą akistatą su erke. Nu, tiksliau, aš radau savo ant kelnių bevaikštančią. Tai rytai iškart paranoja įsijungia, iš karto apsižiūrim, apžiūrim Vincą, apsižiūrim pačias. Nu, aš atsiprašau. Čia kaip aš, bet labai gerai yra ta reklama, ar kas ten yra dėl erkinio encefalito skiepai, kur yra neik į mišką, jeigu bijai erkės. Tai labai labai sutinku, bet tuo pačiu aš bijau labai vorų. Tai čia labai tinka ir man šitas dalykas, kad neik į mišką, nes čia irgi vorų krūva. Tai toks momentas, kur abi labai mėgstam gamtą, pasivaikščiojimai miške, stovyklavimas, viskas, kas susijęs su gamta, bet viskas, kas gyvena gamtoje. Tik tiesiog tai ne mūsų draugai, visiškai tai ne mūsų draugai. Tai iš namų pasiėmėm silikoninę formytę tokią, sudėsim čia, uždengsim jį per naktį. Ir turėtų iki ryto jisai sustingti ir tada pusryčiam bus, po pusryčių bus desertukas. Vaizdas tai tikrai tragiškas. Kaip šūdų krūva. Toks jau tas tinginys. Ten vakarieniai desertukas. Tai va, o toliau viskas. Viskas, jau susiruošėm miegoti. Lovos paklotos. Žiauriai nori miegom. Mes tokie biški ankstyvi žmonės esam. Dabar yra 9:30, tai čia kaip mum, tai sakyčiau labai nebūdinga. Labai vėlai jau. Labai vėlų jau. Tai jo, gesinčiam šviesą stovi. Ir pirma naktis. Kai aplinkui nėra žmonių. Šiaip jau. Anksčiau nėra buvę, kad būtų aplinkui žmonių. Kad nebūtų. Yra, jo. Kad nebūtų aplinkui žmonių. Čia tai jo vienas variantas, antras variantas. Man tai gal, tau gal dėl žmonių nejauku, man tai nejauku dideliai palapiniai mėgoti. Eiktų, man tai čia kaip patogu, komfortiška, kol kas bent jau. Nesu pripratus prie didelių palapinių, aš visą laiką 2-vietė, 3-vietė, man čia. Tai kol kas nežinau, kaip jausis tokiuose rūmuose, kur miegamajam tu gali atsistoti, normaliai pilnų ūgių. Bet šiaip nebaisu? Tipo, vienas miške. Man tai baisu, kad Vincas vienas miega. Nors jaučiu vaikis jau atsijungęs, toks pavargęs čia buvo, mes prieš nunešant į mašiną, toks visiškai be jėgų buvo, miegojo čia jau ant savo galiuko atsigulęs. Tai va. Labanakt, susitinkam rytoj. Kaip sakant, rise and shine. Tai miegojom visai gerai, aš truputį sušalau, tai užsidėjau megztinį, visą kitą dabar einam pažadinti Vincą. Rise and shine ir tau. Liuba. Liabui. Eik tu.
ryto reikaliukai. Va, taip va. Let's go. Va, ką mes veikiame 5 ryto. Vita, kaip miegojai? Puikiai, apart to momento, kad antrą nakties teko biškai keltis ir bėgti į mašiną, pasiimti vaistų, nes aš biškai tokia sergantį atvažiavau, tai išgeriau vaistų ir toliau saldžiai užmigau. Šiaip buvo labai gerai, nebuvo šalta, bent jau man, nes Rita sakė, kad Rita sušalo, man tai labai gerai, žiauriai šiltai tam miegmaišiuke miegojau. Nu, kaip pirty kokio atrodo, tai dabar taip nemalonu iš jo išlysti. O man kaip malonu. Man ten taip gerai buvo, wow. Gerai, kas šiandien mūsų meniu? Blynai su šokoladu. Čia mūsų pusryčiai ir tinginys laukia dar. Pasidalinsim vieną. Tai va, paragaujam vakarykščio tinginio. Puikiai. Tai blynai suvalgyti, tinginys paragautas, liko susitvarkyti palapinę, susirinkti visus daiktus ir galėsim važiuoti namo. A few moments later. Vitalija, porą komentarų. Maž palapinį, mažiau problemų, didelį palapinį. Daug varga. Jau iš karto aišku, su kuria važiuosim kitą kartą. Čia nekreipkit dėmesį, kad taip belenkaip kišu, vis tik reikės to į balkoną kabinti. Tai stovyklavietę jau susitvarkėm ir važiuojam namo. Pažiūrėkit, koks gražus sparnas. Sėdėjom, gal kas nori atpirkti Peugeot? Žinau, girdėjau, kad gera mašina labai. Gal 5 metas nuima. Gerai, nebūti nedeg, nes kažkur elektrologena. Bandžiau keisti, bet nepadėjo.